kažkoks tai laimės pasaulis kažkur, tai, žinot, ten daug tų širdelių reikėjo, žinot. Bet iš čia bus labai pilnas. Viduj labai pilnas. Nu, jis toks, vat, galima sakyti, kad jis tradicinis yra, bet netradicinis. Nes, nu, sako jau, Dar kartą pasakosiu. ką negerai, išbraukit, išmeskit. Ir aš galvojau, kad vat, ne taip būtų, bet taip va. Tai pamokysi mane. Man patiko. Negerai, čia negerai. Bet pamokysi va pirmą. O kai pasakėt jūs apie vartus per parodos atidarymą? Bet nedainu kažkaip, žinokit, nors ir atrodo laiko turiu, bet vis tiek. Laučių gerų Diagrama. Čia irgi muzika man padeda. Taip. Paskiau jie atsisuka, kai, nu, čia tas jau vis tiek mes su Ramūnu prikabinom, nes jis didelis, jis neturi kur sukti, žinot, kiti turi kur sukti. Bet irgi vis tiek šiek tiek. Sodai ne vien muziejų, dailės, meno galerijų, kas prieš kokį 10 metų buvo, bet ir mūsų buities, kasdienybės, šventės, interjero dalykas tapo. Aišku, juk sodai tai yra pirmiausia maginė reikšmė, taip, tai yra paprotinė dailė. Ir jeigu anksčiau sodus daugiausia, na, ir kūdikiui kabindavo virš galvos, būtinai, ypač Aukštaitijoje, virš jaunavedžių kabindavo. Ir apskritai namuose būdavo pagarbiausiai vietoj, krikštasoliai, prie paveikslų kažkur, ten, kur šventa vieta. Su sodyba tenai. Nu va, dabar pabandykim taip. Rankos kažko tai dreba. Nežinau, tiesiog, žinot. Savo yra savo, kai kažkas žiūri. Jo, kai tu esi, va, tiesiog tą šiaudą dar ir dar kartą. Kad turbūt svarbu, kad nekreivas šleivas. Tai va. Toliau, galime pralysti. Daugiau šiaudų rugių sėja. O čia tai jūs pastebėkite, rapsai visokie geltonuoja, bet kad jau taip rugių ten kaiminė. Nieko nelieka. Nieko nelieka. Iš tų, aš vadinu, marškinėlių daroma, va, iš marškinėlių. Nu, kur nuėmė, įsivaizduojat. Nuėmė tos tokias, kad čia, tai va, iš jų va tas daroma. Fotografuok, nes taip, be šito. Iš tokio, ir nežinau, kas šiaurės iš tokios prabangos duoda. Tai yra pasaulinis, tarptautinis pripažinimas dėl to, kad pagal UNESCO sąrašus įvairius tiek pasaulio paveldo ir gamtos, tiek nematerialaus paveldo sąrašus, daugelis pasaulio turistų, keliautojų orientuojasi ir sudaro savo kelionių maršrutus. Jūs sakėt, nesisuka tas didelis okis. Nu, tai jau nenoriu, aš jį priverčiu. Tas tai labai milžiniškas. Nu jo. Kiek čia reikia? Čia, žinokit, matote? Nu, daug. Jeigu geri namai, tai sodas nestovi vietoj, jisai sukasi nuolatos, energetika jo tada gera ir jisai judesyje ir išvalo namus nuo blogų tų piktųjų dvasių. Stalas irgi virtuvė, kuris yra išskleidžiamas. Galvoju, iki man, šitų karų žaisti, ar ne? Kažkas ne.